Labas, Alfreda. Labas, Anija, sveiki žiūrovai. Iš tiesų labai gausiai atsiveria jūsų širdis po pirmojo video kolektyvinės narcisistinės sąmonės transliacijos ir empato sąmonės transliacijos. Vakar įrašėme dar vieną video, kuris tikiuosi neužilgo pasirodys viešoje erdvėje. Šiandieną vis dar padarysime likutinę šitos temos, nors iš tiesų tema tikrai neužsidaro. Ir galbūt daugeliui žiūrėjusių jį kaip tik atsiveria į individualų kontekstą. Tad kviečiu toliau turbūt gvildenti individualiai šitas patirtis. Bet labai dėkinga už jūsų širdies atsiverimus, pasidalinimus, kaip išliejote savas patirtis per pastebėjimus, kuriuos išgirdote ir suklausėte pirmo video metu. Manau, kad antrajam video dar gilinsis ir tikslinsis šitie išjautimai. Taip, turbūt ir pratęskime iš tiesų šituo video šito psichologinio paveikslo analizę, ar ne, per kolektyvinę narcizo ir empato sąmonės lauką. Kadangi jau aplamai kalbame apie šeimą, apie viso ko, kaip narcizas veikia, tai aš norėčiau paklausti šitokį klausimą, kaip iš tikrųjų jaučiasi vaikai gyvendami šeimoje, kur yra galimai vienas iš tėvų narcizas. Taip, iš tiesų labai jautri grandis yra mūsų vaikai, žemės mažieji, kurie atsiduria patirti save narcisistinėje šeimoje, kurioje vienas iš tėvų yra narcizas. Paprastai šitie vaikai iš tiesų susiduria su visiškai nedovanotina patirtimi, kuri ilgainiui, palaipsniui formuoja absoliučiai disfunkcinį žmogų. Tai reiškia, kad iš esmės, kaip jaučiasi vaikas, ar ne, neisime į tą empato pastebėjimą, kaip iš tiesų kenčia ir ką jie patiria šitie vaikai jausme, daugiau liesiasi prie psichologinio šito vaiko disfunkcinio paveikslo. Tai paprastai šitie vaikai, kokie jie bebūtų, dažnai vaikai iš tiesų irgi yra empatai šeimoje, kurie patiria narcizą. Jų disfunkcija prasideda nuo to, kad iš tiesų jie visiškai neprisiliečia, neaugina ir netobulina savęs, tai reiškia, neina į brandą asmenybinio tipo išplėtimo, tai reiškia net ir to paties empato, ar ne, disfunkcija juose atrodo taip, jog jie nuolat linkę patirti tik išgyvenimą šitoje šeimoje. Aplinkybių keisti jie negali, pasirinkti kitų tėvų jie negali, ką jie gali, tai vėlgi priklauso nuo individualios psichikos bruožų, kurie yra vieni daugiau galios aspektų instaliacijos, kiti mažiau galios aspektų instaliacijos, labiau galingos psichikos eina per maišto poziciją, bet vėlgi tai atsiranda sulig išgyvenimo žinute jau, sakykime, paaugusiam amžiuje, ar ne? Ir ryškiau tai, aišku, pasirodo paauglystėje, tačiau nuo tada, kada pradeda formuoti žmogaus intelektas, paprastai tai yra apie 6 metus, kiekvienas yra individualus iš tiesų. Tai štai nuo tokios mažumės iki 6 metų formuojasi instinktai įprotyje, vėliau intelektas ydingai formuojasi ir neša savo žinutę tolimesnio kelio gyvenimo patyrime. Paauglystė, jaunoji, ankstyvoji jaunystė, suaugystė ir taip toliau. Ne? Paprastai vaikų išgyvenimas atrodo taip, kad jie nustoja save reikšti individualiam kontekste pagal duotybės, su kuo jie yra atėję. Jie perpranta naminį mechanizmą savo tėvų vaikų santykių, ar ne? Jie išgyvena, vieni nueina į visišką atsiribojimą, tylą ir atskirtį,
ima dėstyti savo elgsenoje modelius, kad tik išlikti su prisitaikymu, nutylėjimu, daryti, išreikšti save kaip aš čia nesu svarbus, mano nuomonės čia nėra. Jeigu jie ir yra, aš ją pasilaikysiu savo, nes nenoriu išreikšti per stipriai, ką būtų atkreiptas dėmesys ir tuomet patirti psichologinį smurtą. Psichologinis smurtas kasdienybėje yra visiška norma. Tai reiškia smurtas su mama arba tėčiu, kaip narcizo partneriu, ar ne? Tuomet tiesioginis smurtas ir į vaikus, tai reiškia, jeigu aš esu vaikas, tai į mane konkrečiai. Aš atsiriboju, aš negaliu nieko išgelbėti, net jeigu labai pergyvenu dėl mamos ar tėčio, žiūrim, kas yra narcizas šeimoje, ar ne. Man yra skausminga stebėti, kas vyksta šitoje aplinkoje, kokius jausmus, išgyvenimus ir galbūt netgi stipresnį smurtą nei psichologinis yra patiriamas mano vieno iš tėvų. Aš atsiriboju ir visiškai įjungiu nejautrą. Kai įsijungia nejautra įsijungia visam gyvenimui. Šita disfunkcija pradeda formuoti bet kokį kitą santykį. Tai reiškia socialiai, vaikas darželyje, mokykloje, vėlgi kokias programas jis perima, ar ne, kaip mano išgyvenimas pagal esminės charakteristikas, jeigu mano psichika yra stipri ir dominuojanti, aš turiu lyderio parametrų, namuose aš to išreikšti negaliu. Kur aš tai išskleisiu? Aš tai išskleisiu šiek tiek kitoje erdvėje, dažniausiai tai yra socialinė erdvė, kiti žmonės, nes visada yra ribų matavimasis ir bandymas išreikšti savąjį potencialą. Už namų ribų paprastai potencialas skleidžiasi, bet kadangi ydingumas namų aplinkoje jis jau yra padaręs savitą rezonansą, šitas rezonansas ydingai reiškiasi sklaidoje išorinėje aplinkoje, ar ne, socialume, sociume. Tai reiškia, kad aš ir galbūt esu nuostabus žmogus, bet manyje yra išreikštas lyderis darželyje, mokykloje ir sekančiose aplinkose. Aš bandysiu išgyventi per smurtavimą, per patyčias. Tai reiškia psichologinis arba tiesioginis fizinis smurtas. Ne? Tai anaiptol nepasako, kad tie vaikai yra blogi, tai tik pasako, kad jie yra žalingoje aplinkoje besiformuojantis. Ir tam tikri dalykai jau yra aiškiai susiformavę. Labai reikėtų suklusti iš tiesų netgi socialiai erdvėjai. Žinoma, mes turim talkinančius aplinkoje žmonės, socialinius darbuotojus, psichologus ir panašiai, kurie iš tiesų yra riboti valdyme šito mechanizmo, ne? Bet į socialinės temas iš tiesų leistis turbūt ir nenorėčiau. Viską jūs nutuokite ir žinote patys ir įsivertinti tikrai galite. Grįžtu prie paties vaiko paveikslo. Vėlgi labai svarbu, kokia psichika atsineštinėse duotybėse ydingai formuojasi artimojoje erdvėje. Toks ir išraiškos paveikslas bus socialioje erdvėje. Bet ką jis iš tiesų patiria namuose? Paprastai, kuomet jis negvildena savojo potencialo, o išmoksta savo asmeniškai primesto, kaip išgyventi. Išgyvenimo šaltinis yra instinktuose, tai reiškia, kad nuolat vargsta psichika. Šitie vaikai yra be energijos, jie neturi resurso patiems mokslams, ar ne? Juos apima tarsi tingulio energija. Kartais iš tiesų užeina fonas, kuris irgi signalizuoja, kad manęs pasiekti neįmanoma. Tai nereiškia, kad yra kažkokia disfunkcinė patologija, kaip atsilikimas ar panašiai, nors iš tiesų galima būtų įžvelgti, kas yra negerai su šituo vaiku, ar ne, ir atrodytų vienuose dalykuose jisai yra tarsi gabus, bet socialiam bendravime atsiranda tiek sociopatų, tiek narcizo, tiek psichikos raidos sutrikimų ir panašiai įvairių motyvų.
Šitie vaikai iš esmės išgyvendami nuolat savo kasdienybėje, jie praranda energiją. Tai reiškia, kad šitie vaikai prisijaukina netgi tinginį savyje, ar ne, kad atrodytų, jog transliuojasi, jog man menkai kas rūpi, jog man mažai kas rūpi, jog mane sudominti iki galo, tarsi nepavyksta nei mokytojams mokykloje, nei kažkur kitur. Būreliai yra visiškai antras planas, kurį galėtų siūlyti tėvai, bet iš tiesų didelio intereso ir įsitraukimo nepavyks įvertinti, ar ne? Ir paprastai tas energijos nutekėjimas ilgainiui suformuoja įprastą energetinį lauką. Tas vaikas iš tiesų veikia iš riboto energetinio resurso. Ar galėčiau šį klausimą kažkaip patikslinti? Žinai, man iš karto kyla toksai klausimas, kad kaip iš tikrųjų padėti tokiems vaikams? Ačiū Empatija už šitą klausimą. Dabar kas nori jiems padėti, ne? Sociali aplinka, individualią aplinką turi labai ribotą priėjimą, tiesą sakant. Ir čia turbūt nediskutuotinas klausimas, kodėl ir panašiai. Aš labai vengiu socialių klausimų ėjimo į vieną ar kitą polių aiškinti, nes mažai šitoj žemėje tam tikrose sistemose kažkokį pokytį darysi. Radikalus pokytis vis tik jisai darosi, tačiau ilgainiui, ar ne, ir jis vyks. Kaip galima padėti, aš turbūt iš šitą klausimą neatsakysiu, išskyrus tai, kad vis tik atsakomybę neša abu tėvai. Tai reiškia, kad psichologinis smurtautojas, narcizas šeimoje yra vienas. Taip, iš tiesų, jis yra labai galingas ir manipuliatyvus, tačiau čia suklusti turi tik tai tikroji esminė auka, nes vaikai irgi yra auka, bet tai yra antrinis pamatinis dalykas, kuris yra neatsiejama šeimos dalis, ar ne? Vis tik aukos rolė šitai vietoj užima labai didelę svarbą, ar ne? Kad pirmiausia, stebint šitą ydingą foną, kuriame auga vaikai, būtų labai nuostabu prisiimti papildomas didesnės atsakomybės daryti pokytį. Tai reiškia, kai aš vertinu tik tai dėl savęs, kad aš esu narcizo auka, ar ne, ir man sunku išeiti iš šito santykio, yra iš tikrųjų toksiškai ir panašiai, aš esu susipainiojime ir noriu, ir yra priežastis, dėl kurių nenoriu, jas atremiu į tokias globales, kad šeima, o kaip ją išsaugoti, imkimės to ar ano, sąmoningumo ir panašiai. Beje, šitoje terpėje sąmoningumo narcizų yra sočiai per sočiai iš tiesų. Ir čia visiškai nepaisomas yra identitetas, aukštesnioji, žemesnioji sąmonė, visa tai yra tik tai žodžių žaismas. Mes kalbam apie pakankamai rimtus psichinius dalykus, kur sąmoningumas neturi jokios esmės. Ji turi tik tai tokią esmę, kaip papildoma manipuliacinė priemonė atrodyti, reikštis, būti tarpe kažko, pačių sąmoningų žmonių ir panašiai. Erdvė ir laikas visiškai neturi jokios esmės. Visose erdvėse netgi labai didelė dalis sąmoningumo veiklų arba kažkokia lygiai taip pat stiprus narcizai. Nekalbu apie žmogų kaip apie gerą arba blogą. Neegzistuoja tokių žmonių. Egzistuoja tam tikras ydingumas psichikose, kuris turi pamatinės priežastis, ar ne? Tai pagelbėti vaikams visų pirma, pirmoji atsakomybė atitenka tai aukai, kurią yra nukreiptas narcizo santykis. Ir darant pokytį, aš gelbėju savo vaikus. Tai tik tai tokia stipri atsakomybė gali daryti kaitą erdvėje. O vaikams yra labai svarbu erdvė, kurioje jie randasi, auga, vystosi, lygiai taip pat nyksta ir panašiai. Vaikai
narcisistinėje erdvėje, santykėje su narcisistiniais tėvais nyksta asmenybinėme komplekse. Nyksta. Unikalumai nesiskleidžia, potencialas sustabdomas, einu tik disfunkcijos keliu, nes mano aplinka man diktuoja sąlygas. Galbūt dar pakalbėsiu prie to tėvų vaikų santykio, ar ne, paminėsiu tokį dalyką, kaip jau suaugęs narcizas vis tik atėjęs iš narcisistinės šeimos, ar ne, kaip jis tokiu tampa. Taip, iš tiesų, 2 dalykus minėjau, karminį informacinį atsineštą rinkinį kaip duotybę, tęsti save tam tikroje pamokoje ir panašiai. Ir kaip toliau visą tai vyksta, jeigu jau atėjau su tokiu imprintu, ar ne, savoje informacijoje, kaip toliau visą tai išsiskleidžia čia, žemėje, turint kūną, protą, jausmus, kuriant savo dvasią ydingą arba funkciškai galingą, ar ne. Paprastai narcizai sudievina savas mamas. Ir šitoje vietoje svarbumas yra nebūtinai, kad mama narcizas ar mama auka, empatas, resursas ir skriaudžiamoji, ar ne. Jie sudievina irgi dvipusių santykių. Narcizai sudievina narcizas mamas, jas stipriai nekęsdami, tačiau turėdami absoliučią priklausomybę, kaip autoritetui. Tai štai narcizo autoritetas, iš tikrųjų, jeigu kalbu apie narcizo vyro autoritetas yra narcisistinė mama. Jeigu mama nėra narcizas, o yra auka, aš sudievinu savo mamą iš gailesčio pozicijos, tai reiškia vėlgi nukreipiu didelį dėmesį į jos emocinį foną, ar ne, ir užsiemu arba gailesčiu, arba kaltinimu. Kartais būna iš tikrųjų tokie fenomenaliai klystantis santykiai į savo autoritetą, ar ne, kuomet ganėtinai silpna mama, patyrusi smurtą, tada buvusi palikta, tada pripažinusi, kad jos gyvenimas su tuo ir užsibaigė, pripažįsta savo silpnybę, išeina į kokias nors priklausomybės, antidepresantų vartojimą. Kartais iš tiesų tiesiog suserga nepagydoma liga ir tai irgi yra vedimas į suicidą, ar ne. Šitie vaikai tarsi myli savo mamą, ją atjaučia, ją supranta, bet tuo pačiu kaltina, kad tai, kokią tu negebanti buvusi išlaikyti šeimą ir tėtis turėjo mus palikti, o priežastis kartais būna ir dėl kitų moterų ir panašiai, kuomet narcizas pasirenka stipresnį resursą, jis visada paliks silpnai. Geriausiu atveju silpnasis resursas visada liks jo pirmajame rate kaip papildomas resursas, į kurį gali energetiškai apeliuoti. Bet tai ne visada išlieka. Ne? Vaikas, dabar suaugęs narcizas autoritetiškai vis tik atmena mamą visom gražiausiom ir geriausiom spalvom, kartais labai iš tikrųjų ridingai, kaip ir sakau, dvipoliškumas visame kame esti, ar ne? Tačiau šitai mamai jis turi priekaištų, kad ji buvo tiesiog per silpna, kad tėtis išliktų šeimoje. Tai reiškia, kad tarsi nemokėjai savęs sumanipuliuoti taip, kad mes nebūtumėm visi praradę tėčio ir panašiai, ar ne? Tėtis tuo tarpu, nors ir yra narcizas, jis yra sudievinamas tam tikrom prasmėm. Kokiom? Kaip aš jau antram, o gal net ir pirmam video minėjau, kad narcizai yra gabūs, protingi, iškalbingi, išraiškūs, impulsyvūs savoje raiškoje. Dažnu atveju jie yra labai stipraus magnetizmo, kas duoda tokį matymą, jog ten esti charizmos apraiškų, ar ne? Galėčiau turbūt ir vienu žodžiu pavadinti. Charizmatiški žmonės.
pakankamai gabus. Čia šiek tiek šokų iš šitų to gražaus narcisistinio paveikslo pavydalinimo šokų į vaikystę. Ten irgi buvo išlikimo formos. Vieni neturi energijos, nesimoko, nieko nedaro, savo resursus išnaudoja tiesiog stebėti savo įdingą aplinką. Kiti tuo tarpu išlikimo supranta kitaip. Jeigu aš gerai mokysiuos, jeigu man neturės pretenzijų, jeigu aš įtiksiu savo tėvam, jeigu aš patenkinsiu jų lūkesčius, jeigu jie turės nors mažiausią progą mane pagirti, aš būsiu geriausia savęs versija. Ir taip aš įtiksiu savo tėvam. Arba kaip minimum nesuformuosiu jokio priežastingumo atkreipti į mane dėmesį ir mane skriausti netinkamumu. Tai štai iš tiesų narcizai būna ganėtinai pasikaustę, pratingi, jie tikrai neblogai mokosi, pakankamai skiria tam energijos ir vėlgi tai yra išgyvenimas. Kuomet jie intelektualiai tobulėja savo gyvenimą, ar ne, jie iš tikrųjų prisirenka bagažą nemažą žinių, jie moka elgtis visuomeniškai apskritai narcizai yra labai ryškus, įtaigus ir panašiai. Tai vaikas stebėdamas kokį tėtį, o gal mamą, dažniau tai yra tėtis, vis tiek kai lieka su mama, ar ne, vėlgi neabsoliutinant, bet dažnu atveju, praradus tokį įtakingą, ryškų, nuostabų tėtį, dėmesys krypsta į mamą su kaltinimo jausmu. Ne? Nors mama ir toliau išlieka autoritetas, nes jį atsakomybėje išliko mums. Tai štai, kalbant apie vyrą, arba tęsiant apie vyrą narcizą, ar ne, visos moteris jo gyvenime bus nieko vertos. Kad ir kaip pradžiai atrodytų unikaliai, nepaprastai jausmingai ir su didžiulė meilės energija yra kuriamas santykis. Tai yra tik manipuliacija. Apie ką dar iš tiesų noriu pakalbėti, tai apie melą ir nuolatinį melą. Manipuliacija yra tuomet, kuomet meluoju visada, įsivaizduokime. Ne? Bet kuomet aš manipuliuoju tada, kada mano melas negalėtų išprašyti iš tavęs tarsi naudingumo, ne? Su manipuliacija aš pasieksiu viską, ko man reikia. Aš įjungiu manipuliaciją. Meluoju be perstojo ir visada. Ganėtinai komiškas, bet lygiai taip pat fenomenalus dalykas, netgi tuomet, kuomet narcizas yra jau taip aiškiai pagaunamas mele, kad iš tiesų net nėra kur sprukti, narcizas ką daro toliau? Jeigu jis eina į pripažinimą savo jo melo, fenomenalus dalykas tame yra tai, kad kai jis eina į prisipažinimą, jis ir ten meluoja, jis patį pripažinimą meluoja. Tai reiškia, kad ta išpažintis, tas pripažinimas, tiesos tame yra 10-15, maks 20%. Visa kita yra melas ir manipuliacija. Kodėl? Todėl, kad net ir pripažinstant tiesą, narcizas negali leisti savo tame sumenkti. Štai kaip tuomet ima atrodyti, kada įsijungia melas, kažkiek tiesos, toliau melas ir prisideda manipuliacija. Manipuliacija prisideda tada, kada aš turiu išteisinti save, kad aš turėjau priežastį meluoti ir apkaltinu tave, tai reiškia nuvertinu tave ir primatu tau kaltę, tu esi priežastis, kuris mane privertė sumeluoti, o visa kita jau skamba kaip skamba, ne? Tai narcizas net ir sapne turbūt užsiema melu, bet kasdienybėje budros būsenoje melas yra visame kame. Hiperbolės tai yra perdėti posakiai, kas aš esu, ką aš darau, ką aš veikiu ir panašiai. Santykiuose, kuomet žmonės gyvena vieni su kitais, jau jie ganėtinai greitai pradeda atpažinti, kas iš tiesų tu esi, ne? Visi rodikliai tiesiog kalba apie tai. Neprisigalvojimas, kad būtų galima traktuoti, nes narcizas mielai sakytų,
tavo paranojai nėra ribų, ne? Bet iš tiesų negali tiesiog imti ir nebeatpažinti nuolat besikartojančius veiksmus, tą patį melą ir tos pačius veiksmus pakartojame vėl, ar ne, kuomet jis nepasižadėjo, jog to daugiau niekada nebus. Ir tai irgi buvo melas. Įsivaizduokit, kad net gražiausia žinutė per tai, kad tu man svarbus, aš tave myliu, man rūpi, kaip tu jautiesi ir aš to pasirūpinsiu, ar ne? Melas, 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 melas. Kada jūs tai aptiksite? Kai suprasite, kad ką pažadėjai neįvykdysi, pasielgsi priešingai. Tu kiekvienu kartu įskaudinsi mane vis labiau ir labiau. O kas yra labiau ir labiau? Tai yra ne tai, kad tiesos neišlaikymas. Labiausia žmogui skauda, kai tau pasižadėjo iš širdies ir tai tiesiog išmetė iš širdies. Kaip nieko verta dalyką. Empatui jausminė išraiška yra, stipriausia rezonuojanti, ar ne? Jį žeidžia ne faktas, ką tu padarei, o faktas, kad tu su manim visiškai nesiskaitai. Bet žinoma, empatas, jis irgi išteisinimą, nes ilgainiui, kaip ir sakau, jis ima dvejoti netgi savo tiesą, jis ima dvejoti savo pamatinių jausmų, jis ima dvejoti savimi. Jis praranda identitetą ir susitapatina vėlgi išlikime su narcisistinė sąmonė. Žinai, man netgi kyla toksai klausimas apie pokalbius, apie viską. Ir pavyzdžiui, jeigu tu nori ramiu tonu pasakyti, kad pavyzdžiui, man nepatiko, kaip tu sureagavai ar kažką pasakei, ar narcizas geba ramiu tonu eiti į diskusiją? Ne. Ramaus tono šiaip, diskusija niekada nenueis ten, kur link jūs vestumėte. Tai čia visų pirma. Antras dalykas, jeigu jūs išlaikysite ramybę, tai reiškia dvasinę stiprybę, ar ne? Išlaikysite toną raiškoje, išlaikysite ramybę, nenuklysite nuo savo minties, nes neleisite būti iš jos išmušta ir taip toliau ir taip toliau. Jeigu jūs išlaikysite tiesią liniją, vesti narcizą į pokalbį, į temą, į aiškumą, narcizas ims sudirgti, visada užsims melu, įjungs manipuliaciją, pradės jūs nuvertinti. Jeigu netgi dar gebės išlaikyti irgi švelnų toną, ar ne, jis bet kokiu atveju švelniam tone jūs pradės nuvertinti. Ką jisai tuo metu stebi? Jisai stebi, kol jūs pakriksite ir galiausia pasakysite, ar gali man atsakyti į tai, ko aš tavęs klausiu, ar ne? Narcizas neišlaikys tono, visų pirma, todėl, kad kaltinimo energija turi atitinkamą vibracinį toną. Ir tai yra visiškai tapatu. Kuomet imi kaltinti, tu kaltini su atitinkama energija. Ar išlaikyti ramų toną, einant prie tiesaus atsakymo, klausimo ir panašiai, narcizas neišliks. Visų pirma, narcizas neišliks netgi vienoje vietoje kalbėti su jumis. Jis 100 kartų pakils, išeis, sugrįž su kaltinimu, stebės, kaip jūs į tai sureagavote. Jeigu tik šiek tiek sureagavote per aštriai arba priėmėte į savo vidų šitą informaciją kaip rezonuojančią skausmą ir panašiai, jis ims jūsų už kabliuko ir į bedugnę. Ar jie geba atsakyti į klausimus? Narcizai negeba atsakyti į klausimą. Jeigu tu paklausi, koks šiandieną oras, jūs išgausite, niekada neišgausite atsakymą, šiandieną oras tiesiog puikus. Narcizas niekada neatsako į klausimą. Jis visada, aš aišku dabar uždaviau tokį klausimą, kurio niekas narcizui neužduoda, narcizas jį neatsakinėja, mes visi dalinamės tokiais bendrais klausimais, ne? Bet įsivaizduokit, yra klausimas, ar tu man meluoji? Ar tu man nemeluoji, ar ne? Tai yra empato esminis klausimas, todėl kad narcizas nuolat meluoja, empatas tai žino, savimi dvejoja, dėl to jisai užsiema perklausimu, ar tai yra taip, ar ne? Ar tu man nemeluoji?
Narcizas niekada neatsakys iš tą klausimą. Jis visada jį išvedžios. Kodėl tu manai, kad aš galėčiau tau meluoti? Kokiu pagrindu tau atrodo, kad aš dabar užsiemu melu? Kodėl tu manim netiki? Kai jau atsisuka toks klausimas, kodėl tu manim netiki, o ir šiaip pirmieji du irgi lygiai taip pat, eina per tavęs nuvertinimą. Tu paranoikė, kodėl tu tarp eilučių bandai žiūrėti tai, kas galėtų mumis vėl supykdyti ir panašiai. Bet tai yra dar ne tik tai, ar ne, kodėl tu galvoji, kad pabandykim vesti dialogą. Nori, Ana, pabandyti vesti dialogą? Mes galime pabandyti. Kokia rolė būsiu aš? Greitai rinkis. Aš manau, kad aš būsiu empatas. Gerai, tu būsi empatas, aš būsiu narcizas. Vis tik narcisistinę sąmonę transliuoju. Prašau. Tai man reikėtų užduoti tau klausimą. Taip. Tai klausimas galėtų nuskambėti taip. Oi. Tai gal... Pabandyk įvažiuoti, tu esi empatas ir tavyje rezonuoja stiprus jausmas. Tavo jausmas yra apie menkavertiškumą, tavęs kvailinimą, tavo širdis pradeda plakti dažniau, tavo visas kūnas ima vibruoti gerokai žemesnį dažnį. Tavo kantrybė yra tik žinojime, kad tu ją turi išlaikyti, nors iš tikrųjų ji norėtų čia ir dabar trūkti. Žinai, netgi aš galėčiau užduoti galbūt tokį klausimą, kaip iš gyvena. Ana, apkaltink mane. Tas pats, ar tu manim, tu prasme, pasitikė, kad čia nebūtų nesipasitikės. Ana, užduok klausimą. Aš esu tavo skriptikas. Aš kažką padariau. Tu kažką nori išsiaiškinti. Gerai. Ar tu esi mane ištikimas? Kada tu manimi suabejojai? Kokios priežastys tavo apskritai tokias mintis į tavo galvą veja? Tau negėda manęs to klausti? Aš esu vedęs tave, vyras. Ar tai dar nepasakė, kad mūdu einame apsijungimą ir nepažadėjome prie altoriaus būti vienas kitam ištikimu? Iš kur pas tave tokie klausimai? Tavo dažnas pabėgimas kalbėtis telefonu į kitą kambarį? Aš tiesiog noriu savo privatumą. Ir kodėl aš turiu teisintis? Ar man dabar yra draudžiama kažkur atsitraukti, pakalbėti telefonu? Žinoma, ne. Tu galindai mano telefoną. Aiškinaisi, kas man skambina. Juk tai menka. Bet jeigu žmogus neturi kas slėpti, jis gali atvirai... Toliau tas dialogą. Jeigu tu neturi kas slėpti, tu gali kalbėti prie manęs. Taip, bet aš kartais tikrai nenoriu tavo kažkokių tai komentarų ir šiaip. Tu girdėsi tik tai mane vieną ir iš tiesų aš teisinuosi dabar, ar ne? Narcizas nesiteisina. Bet šitam momentui yra labai labai svarbu paminėti, narcizas niekada nesiteisina. Jeigu narcizas netgi eina į pripažinimą, aš iš karto, kaip ir sakiau, jis visada eina per melą. Na ir įsivaizduokim, kaip tas pripažinimas. Tai skambino tiesiog mano senas draugas. Čia vaikai zuja, nežinau, tu čia kažką tai tvarkaisi, gal tu siurbi, gal lėkštes kemno ir panašiai. Aš einu į trumpą savęs išteisinimą, tarsi, ar ne? Pripažinimą. Narcizas niekada nesiteisina. Niekada nesiteisina. Tai reiškia, net jeigu aš sakau, kad šiuo metu aš einu į pasiteisinimą, aš meluoju. Aš neinu į pasiteisinimą, aš einu į tiesos slėpimą, aš einu į melą. Pasakau trumpus dalykus, kad čia yra triukšmas, man reikėjo atsitraukti, bet priežastingumas, kad aš kalbu su senu draugu ir aš noriu apskritai erdvės ir panašiai, ir kad tai yra normalu, kad aš atsitraukiu, yra melas. Yra melas. Gebėsi dar pratęsti? Nežinau. Išreišk, kaip tu jautiesi, kai tu pastovi nuo manęs pabėgi. Aš vis tiek jaučiuosi apgaudinėjama. Oi, žiūrėk, kiek aš kartų jaučiausi apgautas. Pastoviai nusiperki kažką tai naujo, ateini ir slėpi tai nuo manęs, ar ne? Slėpi išlaidas, slėpi, ką nusipirkai, kartais pasakai, kad šitą jau senai turėjai.
tu nuolatos užsiemi melu, kuris iš mūsų yra melagis. Ar tai, kad aš atsitraukiau su senu draugu pakalbėti nors akimirką, tu gal susijim ir apskritai apsvarstyk savo paranojas, ar jos turi nors kažkokį pagrindą. Kitą kartą, kai ateisi su kaltinimu, jog aš esu tau neištikimas, ateik su konkrečiais įrodymais. O jeigu ne, susiturėk ir galvok apie save, kas tavyje iš tiesų yra patologinė. Sudėtinga yra kurti patį dialogą, bet narcizas niekada nesiteisina. Net ir tiesos pripažinimo metu jis visada meluoja. Tuo pačiu, kuomet jau yra dialogas, tai reiškia vyksta santykis kažkoks, ar ne? Auka visada yra dėl visko kalta. Ji yra esminis priežastingumas, ją nuvertina ir kitaip smugdo psichologiškai. Tuomet auka sutrinka, kai tik pajaučiu, kad jis sutrinka, padaro pauzę tam tikroje vietoje, įsivaizduokit, kokia neurolingvistika šitą vietą veikia, ar ne? Ir šiaip verbalinis, neverbalinis kontaktas vyksta, stebimas. Narcizai apie jį nieko nepapasakoti metodiškai tiksliai, bet išgyvenimas nuo mažumės juose taip idealiai suformuoja žinojimą pačios manipulacijos vedimo, kad tai yra meistriškas lygmuo. Meistriškas lygmuo. Todėl tu, kaip auka, niekada tiksliai nežinosi, esu aš tau neištikimas, nesu aš tau neištikimas, net kai tu pradėsi skelbti detalės, kad mane matė tavo draugai, draugės ir panašiai, ar ne? Jau pradėsi kalbėti apie faktus, kurie mena, kad tu tarsi galėtum būti man neištikimas. Narcizas eis prie pažinimo. Taip, mes vakar buvome susitikę. Bet tai tu šniukštinėji? Kokiais draugais ir draugiam tu tiki? Ateik tiesiogiai manęs paklausk, aš tau atsakysiu, kaip, kas ir kodėl. Tu mane kaltini tuo, kaip tavo draugai kenkia mūsų santykiams. Žodžiu, nuvertintas yra tavo dėmesys, nuvertintas yra visos tavo išraiškos, toliau aš užsiemu melu, įjungiu manipuliaciją tave sumenkinti, tave visiškai nuvertinti ir šitoje vietoje mes įžiebėm konfliktą arba greičiausiai mes konfliktą užgesinam mano kaip narcizo tiesa. Įžiebėm konfliktą, tai reiškia, kad konfliktuojame keletą dienų iš eilės arba netgi, o labai ilgai tai užtrunka, ar ne? Dažniausiai narcizas iš tikrųjų, kai jisai tave visiškai sunaikina, va čia ir dabar momente, tave nuvertintamas, jis apsisuka ir išeina. Paprastai iš tikrųjų jisai gali sau leisti nepagarbiai išvažiuoti, tu būsi dėl to kalta, kad su tavim namuose neįmanoma net būti, nėra čia ramios erdvės, poilsiui turėti, žinai, aš geriau jaučiuosi darbe, gal man reikėtų ten ir užtrukti. Aš manau, kad dialogas yra ganėtinai aiškus, ne? Grįžtam prie klausimo, koks jisai buvo, ar narcizas geba pripažinti kaltę ar išlaikyti toną. Išlaikyti ramų toną ir ramą diskusiją. Ne, narcizas ramaus tono tikrai neišlaikys. Visų pirma, jisai save sureikšmins iki begalybės. Jo tikslas ir narcisistinė esmė yra susireikšminti. Galbūt vėliau padarysiu skaidres. Instagrame bus karuselė, kur išvardinsiu keletą priežasčių, kaip iš tiesų, kokie yra narcisistiniai tikslai, ar ne? Tęskime toliau su klausimu. Žinai, dar kyla toksai labai daug, mes kalbame apie emocinį terorą. Ar pasitaiko kada nors ir fizinis smurtas iš narcizo pusės jauka? Vėlgi čia aš turėčiau tada kalbėti, jau yra, žinoma pasitaiko, tačiau vėlgi neabsoliutinam. Paprastai iš tiesų narcizai nebūtinai yra tokie stiprus, ar ne, kad užsiimtų fizinę skriaudą, bet jie yra labai stiprus psichologinėje manipulacijoje. Narcizas vis tik daugiau yra psichologinis smurtautojas, tačiau realiai viskas priklauso nuo konflikto dydžio ir apimties.
Ar jisai sugebėtų tave pastumti, ar jisai sugebėtų tau atsakyti tuo pačiu, kai tu visiškai išėjus iš kantrybės imi darytis kažkokių drastiškų veiksmų. Oi, patikėkit manim, narcizas gins save ir duos atgal tą veiksmą. Ir čia aš jau nekalbu, kad tai tik vyrai arba tik moterys. Kalbu apie narcizą iš esmės. Nu ir dar klausimas, ar empatas visiškai išėjęs iš šito santykio ir prisirišimo atsiriša nuo jo su visam? Nu, tokia sunki žinutė yra šita, ar ne, empatui. Labai sunki žinutė yra šita empatui. Žuvęs pradžią, nuo kurios šitokią plačią žinutę pradėti transliuoti. Fiziškai taip. Ir tai reiškia, kad santykis pasibaigė, yra praėję kažkiek tai laiko ir viskas tarsi nugulė atmintyje, ar ne? Pas empatą atmintis sustreikuoja, tiesą sakant, tuo metu. Jis į patį blogiausią savo gyvenimo scenarijų nebemoka netgi pažiūrėti blogiausiam akim. Jis vis tiek pradeda žvelgti kaip empatas. Tai reiškia taip, atmintyje žinau, kas su manim nutiko, žinau, kaip su manim elgėsi. Aš turbūt atsiminčiau kiekvieną tą manipuliacinį aspektą, pamatinę manipuliacijos žinutę ir panašiai, bet pas empatą nebelieka blogo jausmo. Tikrai, jis nekenčia narcizo, jis jį atjaučia. Tikrai jis nori dėl savęs jo išvengti, bet ko jisai nenori išvengti sekančių narcizų. Ir dabar turbūt pasakysiu, kodėl. Žinoma, jeigu taip tiesiogiai paklausti empato turėjusio santykį su narcizu, ar tu norėtum išvengti sekančius? Žinoma, atsakytų empatas, ar ne? Bet pasąmonė jo to netrokšta, patikėkit manim. Pasąmonė trokšta ko? Pasąmonė trokšta stipraus virpulio. Tai reiškia, kad narcizas empatui gali duoti tą labai stiprų meilės išjautimą vibracijoje, nesuvokime, kas yra meilė ir kas nėra meilė, vibracijoje. Tai vibruojasi toks, net širdį gali užčiuopti, ar ne, susiskaičiuoti visus dūžius ir išskaityti, ką tau tai sako ir reiškia. Empatas arba auka buvusi santykyje su narcizu nori to aukščiausio vibracinio fono nuolat. Tai atrodytų, kad tai yra tos aukos priklausomybės pamatas. Paprastai magnetinis santykis su narcizu yra labai stiprus. Ten seksualinė erdvė yra labai gaji ir labai galinga. Atrodytų, kad aplinkui yra tiek daug gerų žmonių ir aš neturiu jokios traukos šitam, kitam, trečiam, nuostabiam žmogui, neturiu jokios aukos, mano kūnas nieko nevibruoja. Ir iš tiesų tas magnetinis santykis su narcizu palieka su visam įspaudis, su visam. Dėl to yra tokia didelė tikimybė empatui ir vėl atsidurti santykyje su narcizu. Todėl, kad jis pasąmonėje trokšta love bombingo, nors realiai tu jau tarsi pradedi sekti, kad algoritmas kartojasi, viskas labai panašu ir mane begalinį įtraukia į šitą santykį. Bet lygiai taip pat nebeatpažįstu, širdis pulsuoja tą aukštą dažnį ar baimę ir nerimą, nes santykis panašu, kad kartosis. Aš galėčiau įsiterpti? Žinoma. Man iš karto kyla klausimas. Būnant tokioj situacijai, aš galbūt sėdėčiau ir galvočiau, tai jeigu man nelemta vis tiek išvengti susitikimo su narcizu, tai gal aš nugyvensiu jau tą gyvenimą, nes jau pažįstu, kaip jis veikia. Prašau. Kiekvienas žmogus turi laisvą pasirinkimą. Kiekvienas žmogus turi laisvą pasirinkimą net ir savo kančią. Šitoje vietoje gal man svarbus aspektas yra, aš klausčiau, jūs turite bendrų vaikų, jūs turite vaikų savuosiuose namuose. Tai reiškia, kad praeitų santykių dar yra ne tik tai.
Jeigu namuose, kurioje vyksta šitas santykis, yra vaikai, prašau, neleiskite savo likti galvoti taip, kad jeigu aš jau turėsiu ketinimą atsidurti narcisistiniuose santykiuose, nebūtinai. Darykite viską, kad šitą žalingą aplinką tiesiog išsklaidyti. Tai reiškia, kad jūs turite joje nelikti, jos toliau neinicijuoti ir nekurti, nesusitaikyti ir kitaip nepaminti save patikim dar vienu melu. Ir šitaip jūs būsite atsakingai išvengę savo vaikams tolimesnės žalos. Jeigu nėra vaikų, gyvenkit visi, kas kaip norit, kaip galit. Dar ne vienas gyvenimas prieš akį tobulėti. Taip kad šitoj laiko juostai niekas neprasideda ir niekas neužsibaigia. Bet tiesa tokia, kad savotiškai gedėsite šitų santykių jausme. O empatas pamiršta skausmą. Ne tai, kad jis jį patyrė, faktai jis žino, ką jis yra patyręs, bet jis pamiršta patį jausmą, skausmą. Jis ir toliau iš tikrųjų galvoja apie save ne vien tik geriausiai, kad aš dariau viską šitame santykyje, kad jis išliktų geriausias. Nesugebėjau padaryti iki galo, supratau, kad bergždžias reikalas, apleido jėgos ir panašiai. Po kurio laiko, kai jūs pabūsite vienas, o narcizas visada turi pabėgimo momentus, kad jūs atsipeikėtumėt ir prieitumėte to lieptelio galą, kuris kalba apie pasiilgau, vis tiek noriu, aš tikiu mumis, pabandom kažką sąmoningo. Tos esminės sąmoningumo žinutės, ar neišeisi šitų santykių, ateisi kitus santykius. Tai yra ne dėl to, kad tu išėjai į jos atėjai, tai yra dėl to, kad tu jų trokšti. Darykite kaitą. Nesvarbu šeima, nesvarbu ne šeima. Stebėkite visatos esmę, nekenkti savo ir kitam. Jeigu matote, kad jūs čia nekenkdamas savo ir kitam, arba netgi aukodamas save, kad tik nebūtų kiek įmanoma mažiau kenkimo, aukosite tik save, o kitas patologiškai įveiks jūs ir patį santykį. Sukitės ant kulno, kaskite skaudžiai savo dėl kūną, darykite pokytį dėl savęs ir savo vaikų. Ir netgi atsidūrus kitam santykiui, jūs atsidursite jau pasimokęs. Jau pasimokęs. Ko gero, jeigu jūs šitam santykiui pasimokęs ir leisite savo oriai iš jo išeiti, su dideliu skausmu, bet oriai iš jo išeiti, kiekvienas sekantis narcizas, jeigu bus narcizas, jis bus menkesnis nei su tuo, su kurios skaudžiausia pamoka jūs išmokė. Tai ar šitas kitimas jau nėra tobulėjimas? Yra. Yra. Ar yra dar klausimų? Koks čia bus? Jo. Nemaža trukmė, tiesą sakant, ir vėl išsiplečiam, ar ne? Ar yra dar klausimų? Dabar kol kas neturiu, kas gal dar klausytojai parašys kokį klausimą, gal dar kažkas kils. Gerai. Ačiū suklaususiems ir vėlgi išlikusiems iki galo, ar ne? Didžiulę atjautą siunčiu vargstantiems, tai reiškia patiriantiems tokį santykį. Ir labai linkiu stiprybės. Kreipkitės į palydą, tiesą sakant. Jūs vieni labai sunkiai iš to išeisite. Ypatingai, kai ne autoritetas palydos yra jūsų artimieji. Bet jie kaip jūsų resursas jums yra tiesiog būtini. Atsiverkite jiems. Leiskite joms būti šalia jūsų, nes jums to labai reikia. Terapiškai į palydą eikite per stiprius vedančius žmones. Visiems gražios dienos ir iki kitų kartų. Iki. Iki.